Ką sveikučiai amigos, sveiki atvykę 8 dalį. Ši dalis bus tokia sunkesnė, kitokia. Gal mažiau keliausim šią dalį, bet bus daug visokių naujo. Šiandien pradedam filmuoti tik vidurdienį, niekur nevažiuosim šiandien. Nes vakar labai galvas skaudėjo ir dar šiandien ryte taip prastai jaučiausi. Tai ir taip turim dar reikaliukų. Tai ir neišvažiavom. Galvom šiandien toks poilsis. Nesinorėjo važiuoti ir nervuotis visą dieną, nes šiandien atvažiuoja šunis. O kol kas veikiam, ką veikiam kol kas? Valgom. Tada čia saulės panelė, džiovinamės rankšluosčius, nes varysim maudytis, rūbus visokios. Šunim gultą nupirkom, čia taip dovanų. Tilė kepą valgyt, ruošiasi, čia pošės. Žodžiu, įsimaudžiau antrą kartą, kas ten nestebi tos nesąmonės, kur ten turiu ligą, tai žodžiu, viskas praeina. Tikiausi nebus taip viskas paprasta, bet iš tikrųjų viskas lengvai ir taip ir praėjo. Po vieno patepimo jau ten vos ne tai, kad beveik nieko neliko. Tai dabar antrą kartą pasitepiau ir manau jau viskas. Visas tepalas jau ir suėjo per 2 kartus. Ką žinau, nelabai kuo esu sirgęs gyvenime, tai čia man toks keistas dalykas. Sensta, imunitetas silpnėja. Ryškinam vardus su Atilija, prirašom, kurių nebuvom prirašę. Čia vakar man, kai buvo blogai, aš miegojau, tai Atilija pati savo sieną pradėjo. Tai visai nevangai čia. Gražiai, iš tikrųjų, bijoju, kad čia negražiai rašys, bet žiūrėk. Labai gražiai. Tai galvojau, būtų sąžininga, jinai viena streamino ir viskas, kas prisidėjo, viskas, kas buvo prisidėję. Tai čia, jei neklystu, 4 žmonės nuo šitos sienos susirašo ant dviračių. Tai aš galvoju, jinai streamino, tai viskas ant jos dviračių ir užsirašys. Jau šunis už 1-2 valandas kažkur bus čia. Jau strypiam, nežinom, kur dėtis, bliam. Šiandieną bus trumpa, nes... Žinau, čia pametę galvą lakstam, viską bandom, kad tik tai kuo geriau būtų, kad nieko nepamirštume. O kaip mes žadam keliauti su jais, tai žinokit, patys neįsivaizduojam. Rytoj žiūrėsim, kaip gausis, kaip maždaug pagal situaciją. Nes kol jų nėra, tai mes nelabai galime ir įsivaizduoti, kaip maždaug gautųsi. Tai... Bandysim vieną variantą, tai Jerry mažiuką kotletą į krepšelį. O su Bela bandysiu aš, su vieną ranką vairuoju, su kitą pavadėlį laikau. Žiūrėsim, kaip čia taip gausis. Jeigu taip varytume, tai tada nuvarytume tikrai mažiau per dieną. Po 3 kilometrų, kad ne... Nepervargint Belutės. Jo, kad Belai. Ir tada greitis toks tempas bus daug mažesnis, žinau. Nors ir dabar jis nėra toks didelis. Bet mes ir niekur ir neskubam, mes turim visą savo gyvenimą. Mes turim visą laiką pasaulio. O dar vienas variantas yra, dėl ko mes ir čia likom, Priekaba. Nenorėjom iš šito miesto išvažiuoti iš Romos. Esam Romos krašte, čia jau pasiruošę išvažiavimui, bet pasilikom vien dėl to, jeigu nesigautų niekaip su jais keliauti, kad Romą tą Priekabą nusipirktume ir tada taip keliausim. Taip. Irgi tada daug niuansų yra, bet... Ir jodama. Gerai paleis, figi. Labas, ne? Bela! Kokį paleis? Labas, meilė! Labas! Nori? Bui. Ne. Ką, džeriukas? Labas. Ateik, kotletukas tu. Nori, kad labai ilgai. Mano kolega, blėt. Labas. Mažiau. Bela, Jerry, labai! Nu, lapytė. Netikėjai. Labas. Nu, meilė. Ten kita, nu?
O ten kitą? Bet koks didelis jau čia. Dar buvo minčių, kad gausiu bėgot, va, pats nusipirkau guolį, pats ir mėgosi, ne? Ne šikniukė. Ne, atėmė. Kas yra? Jo. Nu, man tiek čia vietos, man. Tiek čia vietos šikniai duot. Iškai dar sunku prisiprast, nežino, kas dar. Keista jiems. Labas, pupujėta. Jėzu, kaip fain. Kiek belą šukuoti reikės. Jo, jas kalės toksai. Reikės čia dabar. Bus mums čia ką veikt, žodžiu. Bet šiltas jumis bus mėgata, ne? Jau mėgvaiščių pirkti nereikės. Investavom į jumis, kad šilumos ateiktų. Vai, kokia fainulė. Tokie faini jūs, kaip pasiilgau jūsų, kapiec. O tu majaita. Jaita. Kas čia darosi? Kas čia darosi, Bela? Tik kiekvienas gatvelis ir akis krypsta ten. Prigavom. Oi, kokie tekai. Atsikėlėm nuo pačio ryto ir bėgam iš karto į pet shopus. Nes matėt, Belai labai kailis ant žiemos čia nusimeta, tai reikia būtinai iškuot, nes jau visa palapinė pizdėt. Šito kažkaip nepasakė tėvas, tai taip lemą būtume pasiruošę. Tad... Nuo streso tik tai suprasidėjo. Gali būt va, nuo streso kelionė. Kai ilga kelionė pirmą kartą, tai gali būti. Na, einam kiaurai čia pažvelgti. Tada dar žiūrėsim variantų dėl keliavimo kartu. Žinokit, jau pradedu bijoti, aš dar labiau, kad bus sunku. Nieko, blogiausia atveju sakau. Čia Džeris koks dešrius. Na, matėm mėnesio apauga dvigubai. Dvigubai priauga, čia taip ir šie reikia. Jo, o blogiausia atveju tai eisim peškom. Žiūrėsim, kaip čia bus iš tikrųjų. Kažkaip reikės svorį apsimažinęs dabar tiek daiktų, kad aš net neįsivaizduoju, kur čia mes dėsim. Vien 3 kilogramai mėsos. Tėvas mėsos 3 kilogramus pridėjo. Kokie jūs fainuliai. Kokia nusibaudus, ausytės nuleidus tik tai. Na, vienas mazgis. Pirmą kartą eskavatoriaus būsim. Einam. Džeriuk, atik. Bela, netem. Netem. Ale košmaras, čia žaisti negaliu. O, pampersai. Ieškam karučio ar kažko tokio panašaus. Bėgiojam čia iš vietos į vietą.
Niekur neradom vežimo. Priekabos, kitaip sakant, tai dabar gal radom artimiausią, kur galim nusipirkti už 40 km. Čia, kur mums šunis atvežė, tie bičiukai miegojo čia ir dar jie esą netoliese, tai dabar susisiekiau. Gali būt, kad susitarsim, kad jie mumis nuvežtų, nusipirkti tą priekabą ir parvežti atgal. Daiktus teks palikti. Nu ir gaunasi, kad vėl šiandien toks poilsis. Vakar turėjom laukti, šiandien vėl. Nu ką padarysi, svarbu, viskas gerai. Nes kitaip čia mums būtų gavęs įstumt dviračius ir tuo pačiu dar ves šunis. Čia labai jau tada šikna būtų. O kol būsim išvažiavę, saulės panelės kraus powerbankus, tai bent kokia tokia nauda bus dar. Tai dabar laukiam, kol atvažiuos tie pavyzdžiai. Na, bet malačiai bičiukai, smagus tokie, eina susitart ir nebrangios kainos, tai tas važiauri gerai. Man pradėjai, sako, važiuot su mašina po tą vaikščią. Vyrai išvažiuoja. Žodžiu, kaip ir viskas perfekta, tik tai mes jo visiškai netestavom, bet moteris atrodė tikrai neapgaus, ten nieko manau blogo nebus. Tai dabar susidėliosim, pažiūrėsim, kaip čia mums jisai gausis. Šitą ratą reikia tik tai, sakė, pripūsti, nes jisai, Ai, bet čia mums tas trečias, tai jis nelabai ir čia reikalingas. Tada yra vėliavėlė, žodžiu, čia yra net daiktai, tai ten net dar vis neišpakuoti, tipo, grinai. Tai čia grinai vos ne tai, kad naujas. Žmogus tiesiog nusipirko, bet jo šuniukai tai tokio dydžio, žinai, nelabai ten kur naudoja. Tai sandėly visą laiką pragulėjo. Tai buvom palikę, čia kokią porą valandų išvažiavę, buvom palikę saulės panelį, žiūrim, ką turim. Oi! Kiek? Turam 8. O to, fuck čia. Per akis. Ir kitas bus mažiau, nes čia buvo pasėdęs. Lemba bijau primeluot. 19. Oi, šikniuzai. Oi, šitą kaką reikės vis šukuot ir šukuot. Dar draugas pasiūlė kitokias šukas pasimti. Pasimsim, pažiūrėsim, kaip čia. Tad nusipirksim patomą, nes duonos nenorim naudoti tą, kur tėtis atsiuntė, nes norim iš jos darytis keptą duoną. Tai su dar padažiukas su sūriu ir majonezu, tai darysimės, tai reikia dar duonos ir tada jaučiu majonezu su sūriu. Darysimės. Tai bandom pirmą dėlioti tada? Dėliojam? Tas yra labai didelis plius, kad net ir prižiūrėti kiekvieną sekundę. O jo. Ar ne? Jėgo. Oi, Italijų kaip tik. Čia viskas? Nesakėt, kad Sako, mama. Man atrodo, turėtų laikytis dviratis atgal. Ateik. Nu, nevyniak, na kata. Dabar tas tarp. Kalpata, ne? Nu to čia pakiriuos. Pasižiūrim, užtarom. Kaip mama? Hello! Šiandien keliauninkai. Lema, dabar Bela atsigulus per vidurį, dėl to taip Jo, atrodo. jeigu Bela atsigultų normaliai ir Džeris, nu ta prasme normaliai. Bet dabar išsigandė tokia, galvoja, kad čia daras. Kad čia daras. Džeris žiūri. Tik tais. Pravažiuok, aš dabar juos dar nufilmuosiu. Kaip minasi? Pizdiec, ne? Sunkiai. Dar daiktų nėra. Kai žiūrėk, Bela sudinė. Ką jūs? Nu taip šokinėja.
Nu. Plentų važiuos, tai gerai. Nu, plentų tai jau. Eik, tu ramiai, taip, o tai Džeris net išlip nenori. Ai, man gerai ir tenai, ne? Džeris žiūri. Ruf. Kažkaip įdomu. Sunku čia nuo kalno. €2,5 kainavo. €2,5. Ką žodžiu šiandien dienos vlogas toks. Nu šį dieną, žodžiu, taip savo, bet rytoj jau pradėsim važiuoti, nes labai sukam galvą, kaip čia ką daryti. Tai rytoj ryte užtruksim kokias jaučiu 2 valandas, kol susikrausim. Ir tada nujaučiu, kad kokią 10 pradėsim jau keliauti pagaliau. Tai ką varom mes mėgoti, nes labai vakar mažai mėgojom. 4 valandas gal tik tai teko pamėgoti. Ir ką, gerų jums švenčių. Šadž! Good morning. Skėlėm šaltas rytas. Šaltas rytas užpuolė. Jau kai valgo nuo pačių ryto. Aš šitą skarbonkę buvau didelę paėmęs tau. Aš šitą skarbonkę didelę paėmėm. Ir taip šveičiau jiems, nes jie, blema, kitaip nesugeba draugiškai valgyti. Aišku, biškai nehigieniška, bet čia jiems tai. Iš kartą jau į veiksmą. Porą valandų užtruksim, tai čia jiems spės suvirškint. Manau, spės įstuštinti. Kol susiruošiau. Kapėt. Čiagi pavedžiojimas šuns. Renkam belai tą... Kaip paštininkas atrado dar. Jo. Look at you. Ateik. Ateik. Tai irgi nauja, ne? Sunkiai kažkaip nauja. Kas dabar vyksta, žodžiu, visus daiktus ištraukiam, pikiruojam. Žiūriu, kaip kur kas patogiau būtų, kad nebūtų jokių žalos. Ir galvoju kažkaip taip įtaisyti saulės panelės. Aišku, dabar debesis šiandien visą dieną tai praneša, bet ant tiek šikna iš tikrųjų su elektra, kad galvoju bent kažkiek pagraus. Nu, kelis procentus tikrai pagraus pro tos debesis. Aišku, juos apvalysiu, tai koks planiukas, galvoju, čia yra kraščiukai. Čia yra stiebas įmūrintas, tai žodžiu, galvoju, čia kraščiukai ant šonų, per vidurį visus surišu ir tik tai nesigalvoju, kaip šitą va kraštą įtvirti. Ar čia kažkur kaip nueitų, ar... Va. Ir kas nežiūrit streamų, noriu papasakot, kas čia viduj darasi. Tai vis tęsiam rašymą ant palapinės už kiekvieną eurą, kuris prisideda. Tai
O laukia labai šalta būna vakarais, nes vakarais dažniausiai streaminam, tai pradėjom viduj rašyti. Tai čia galim sakyti, kiek čia? 3 dienų rezultatas. 3 dienų rezultatas, kas čia darosi. 2. Iš viso 2 dienų. Tai žodžiu, čia rašom žmonės ant palapinės, kurie prisideda bent jau 1 euriuką, tai už kiekvieną eurą rašom žmogų. Ant dviračių rašom, kurie jau bagoti ir sugeba net 2 ženklę sumą iškrapštyti savo sąskaitas. Viršui rašom kontribinarius, nes labai vertinam narius. Narius irgi atskirai YouTube'as apibrėžia. Čia neukite, meliakas. YouTube'as narius irgi, kurie prisijungia, labai vertinam. Bet dar kas, atsiranda žmonių, kuriems ir 3 ženklė suma atrodo nedidelė. Tai galvojam ant šios signalinės vėliavėlės rašysim šitos žmonės. Tai ačiū Ryti, Aušra, Remigijau ir Sergijau už tai, kad jūs milijonieriai esat ir prisidedat prie mūsų šitos kelionės. Labai padeda iš tikrųjų. Labai. Žodžiu, dar pažiūrėjau, aptikom 2 gyventojus. Erkės radom ir galvojam čia, kol esam dar didmiestį, greitai nuvarom. Otilija nuvarys, aš čia viską tvarkysiu toliau. Ruošiu, pikiruosiu. Tai nieko negalėsiu nufilmuoti, nes vieną telefoną turim ir tai jam 8%. Tai Otilija nuvaro į pet shopą, paima nuo erkių ar tabletę, jeigu neturės tabletės, tai ant apykaklės, žinot, kurio eina tas. Išėjau parduotuvę ir Bela atbėgo greit pas mane, pabėgo nuo Airido. Pizdės kaip šovė čia per gatvę grinai. Tai dar vadžiaugiuosi, kad dar ten buvo kaip tik sustojusios mašinas, tai niekas nevažiavo. O taip tai būtų tiesiai, va taip į gatvę ir būtų nutrenkę. Eik tu, načiart. Tu gražiuolė, aš žinau, kad tu mane myli, bet taip negalima daryti. Taip negalima. Taip. Žodžiu, viskas gerai. Jau ir Džeris, mačiau, bėgo. Čia gerai, einu aš tą turiu. Ir va čia, va, grinai va. Mes tenai palapinę pastatę. Ir va čia, va, grinai bėgo ir va čia tiesiai tą gatvę. Ir, va čia, ačiū Dievui, kad dar yra žiedas, tai čia biškį lėčiau eismas tas pats vyksta. Tai... Sustojau va čia pasikrauti telefoną dabar. Kaip tik apsipirkau ir va norėjau jums parodyti, ką nusipirkau, ką nupirkau viską. Tai žodžiu, šuniukam paėmėm nuo erkių, nuo visokių ten musių, nuo tų zanzara, tai yra uodų ir panašiai. Tai čia yra 4 lašiukai, tipo 4 bonkutės lašiukų. Tai vienas lašiukas trunka 1 mėnesį, tai abiem šuniukam po 2 mėnesius gaunasi. Mokėjau 37 eurus už šitą. Toliau paėmiau tokius, va. Ištrauksiu. Paėmiau tokius 3. Tai vienas toksai kainavo 2 eurus, tai visai nedaug, iš kinų pirkau. Tai metropiam, tai čia paneliam būtent skirta saulės, kad ant šunų tos priekabos prikabinti. Tai va, paėmiau šitos 3. Tada paėmiau vieną peilį, irgi panašus kaip sviestinis, bet bent jau su uždarytuvu ir biškai geresnis negu prieš tai turėjom. Ir dar paėmiau tuo pačiu didelį peilį mėsai pjaut. Dar paėmiau tokį didelį, būtent mėsai pjaut, nes dabar turim daug mėsyčių ir labai sunku pjaut su tais mažiukais jas. Ir taip duona ir dar kažką, tai va, tokį dar didelį paėmiau. Aišku, jisai be uždarytuvo, tai reikės kažkaip gražiai supakuoti, kad tik neįspjauti ir nieko nesupjausyti. Ir dar tada iridukui paėmiau tokių riešutukų. Nes jis man visą laiką viską perka, jeigu išeina į partuvę kažką nupirka, ar ten šokoladų, ar dar, kad tėvoje paėmiau jo mėgstamus riešutus. Čia, panašiai jo riešutukai tokie. Bendrai už šituos 2 sumokėjau 6 eurus, tai man atrodo šitas kainavo 4 su biškiu, šitas euras su biškiu kainavo.
O, nu jo, šitas euras, šitie po 2 eurus, tai, nu jo, taip, biškai taip apsipirkau, gan nedaug. Tai, cool. O dabar va palauksiu, kol pasikraus bent šiek tiek procentų, nes reikia filmuoti su tėvu. Dabar pabūsiu prie parduotuvės ir tada dar naisiu majonezą nupirkti, Adidas labai nori prie sumuštinių. Taip, rado tik tai, kaip ir sakiau, už kaklą šitą, nu, manau suprantat, kas turi šunis, nežinau kaip vadinasi, bet prie to pačio galvojam, kol esam didmiestį ir galim susirasti pigią parduotuvę, tai nupirkom to pačiu ir Otilijai sėdynę. Čia niekas nevažiavo, neplaukė tikliau, keista. Tai pakeitėm prie to pačio sėdynę. Sėdynė 7 eurai ir čia yra tašiukas ant galinio rato, kad būtų daiktų kur. Nes kadangi šunis atvarė, tai čia daugiau daiktų. Tai mano pribombinta kuprinė taip atrodo. Ir to pačiu dar šitą tempsiu, jo. Tai pažiūrėsim, kaip šitas tiks. Šitas kainavo 28 eurus, tai labai bijau pirkti net didesnę sumą, bet tikiuosi viskas bus gerai. Okay, kalbant apie Otilijos tašiuką, viskas visai neblogai atrodo, sėdynė perfekto. Ir dabar kalbant apie saulės panelės. Saulės panelės, nežinau. Pritvirtinau taip ir mėlyną įtempiau dar labiau. Eina jisai po apačią ir už vamzdžio užsitempia taip. Nežinau, ar čia jų taip neišpūs vis tie. Nes vos ne tai, kad gaunasi tempia taip, į tą šoną tempia taip. Bet manau, gerai čia viskas gausis. Atrodo gal biški tik tai nuturnai tas raudonas su mėlynu. Na, bet pabandysim šiandien. Po to sugalvosiu kažkaip kitaip. Nu ir čia dar galiukus pririšiu prie šito. Ir manau, pakankamai gerai bus. Kad šitaip man neužsiverstų. Otilija gamina kiaušinienę su lašiniais, o per tą laiką einu aš šitiem vaistukų nuo erkių. Papilta, nežiūrėk. A ne, tu mažas, gnapsikai. Taip. Kad tik mažyliukai. Šaunuolis, taip. Šaunuolis. Ateik. Dabar tavo, čia. Ateik. Ateik, tu šignė. Sėsk. Šaunuolis. Taip. Šaunuolė, taip. Viskas galiu pijoti. Na žodžiu, kaip ir viskas sutvarkyta, jau padaryta. Jau galim, pavalgom ir ruošiamės važiuoti, bet vienai par kitaip daugiau nei pusę dienos jau prakakojom. Nuo 8 atsikėlėm, čia bėgiojom ir jau 2:30. Nu svarbu, viską pasidarėm, nes po to, kažin ar greitai bus kokia galimybė. O tik tai minusas, kad niekur dar dujų balionų nerandam, bet jis jau pabaigai eina, bet tikėkime, kad viskas bus gerai. Dėl šito reikia melstis. Nu šio, apsipakavom, čiužinį padėjau po jais, bet aišku, man sunkiau bus tempti jos. Nu ir bandom važiuoti su šikniukais. Tikiuosi saulės panelės, viskas bus gerai. Bandom. Na, kelia. Ate, Bela Džeri. Tikri kiaulininkai. Rama, kaip sunku. Ne, bairis, labai sunku. Lygiai atrodo į kalną kilčiau visą laiką.
Va, dabar biškį ant asfaltą. Biškį geriau. Į mažesnį kalniuką atrodo kylam. Bet šiaip kylam. Nu, kylam ir labai mažą tokį kalniuką, bet tai jaučiasi. Ir dabar aš, tai nebezysiu, kad man sunku. Pažiūrėsiu Aivadą, visi sunkumai pranyks dabar. Ten į 10 minučių neminam, jau šlapės visas. Ir kojas šlapės, ir vidus jau šlapės. Žairdai priekiniai stabdžiai trinasi į padangą ir dar labiau stabdo. Tai dabar nusimu stabdžius priekinius. Nu, kaladėlės tiesiog nusimu. Važiavom gal, nežinau, 3 kilometrai gal. Jau kojas jaučiasi, lyg būtų 100 nuvažiavusias prieš tai. Antiek blogai, antiek vakert. Labas, Kyčia. Labas. Tai žiūrėk jau. Kačiuk. Žiūrėk. Jis buvai padaręs? Ne. Ai, gerai. Susidūrėm jau su pirmąją problemą. Iš čia atvažiavom ir mums reikia čia ir užkilti tenai ant to tilto, kur yra matos toliau. Mes to niekaip negalim padaryti, nebent būtų kažkoks šaligatis. Bandysim ieškoti, ne. Jeigu ne, tai gan platus kelias, tai pabandysim kažkaip stumtis, žodžiu, ir žiūrėti, kaip čia gaunasi. Jeigu kita kelio nebus. Prie pat praskrido ir Airidas nupėjo tik telais įkritai. Jo, nes čia man krenta. Jo, čia toks yra mechanizmas, kad dviratis kristų, o priekaba visiškai nieko nesivirs. Bet bus blogai, kai priekaba virs, bet bandysiu prie krašto nevažinėti prie kalnių. Žodžiu, turėjom tokį pasirinkti tikslą, kad vietoj 7 km iki taško, kurį pasižymėjau, turim nuvažiuoti dabar 11 virš. Tai 4,5 km čia apsukinėti turėsim dabar. Vien dėl to, kad negalim žodžiu. Čia tiek bėdelių. Ir dabar dviračių takas pasibaigė, nežinau, kas čia bus. Žodžiu, saulės netaip yra efektyvės. Per 2, ne per 2, ką aš. Per 4 valandas per debesį pasikrojo 2 procentai powerbank. Tai geriau aš jas dabar nuimsiu, po to žiūrėsim. Bet gerai, va, diena tai va, bus, kai saulė šviečia. Ja. Ir labai mažai prašau jūsų, bet prašau paspauskit laiką, nes kai dabar streamus darom kiekvieną dieną, tai biški blogai videkų statistikoms, tai paspaudžiam laiką ir užeinam į Contribui, prisirinksit į Contribui, tai ir jums free bus Utmos, ten free Jungle Kingai visokie ten, viskas free. Ir to pačiu va dar, čia jūsų vardas matysis visą laiką. Na taip, čia aš nežinau.
Leia, bet nemalosiu, tai krūva, tai belekė. Dar taip niekad nebuvau išvargęs. Po kiek čia? Nei 10 kilometrų dar. Ai, 10 kilometrų kažkur nuvažiavam. Bet pažiūrėkit, ko jūs keliu. Ai, gerai, čia dar gerai atrodo. Bet tokį kelių kartais paduoda, tai to... Važiuok, stulpai iš vien vidurį gatvėj medžius. Ir aš turiu žiūrėt, kad ratas nekristų per bortą, žiūrėt, kad pats neįpist ir toks tik tai visas. Dar minų vos neatsistojęs visą laiką. Košmaras, žodžiu. Bet manau, pirmą dieną sunkiausia. Po to jau... Bet dabar galvoju, vietoj 3,5 tūkstančio, manau, liks jau daug daugiau, nes va, tik pradėjom važiuoti, jau teko daryti ratą, važiuoti. Žodžiu, bus čia reikalų. Ir manau, jau tikrai mažiau per dieną nuvažiuosim. Geriausiu atveju, jeigu pradėsim 8 ryto, baigsim 5 kilometrų gal nuvarysim, jei va geras kelias. Nes biški teko į porą metrų kalniuką pasistum, košmaras, o į 100 bus. Žodžiu, tenka, pamačiau, kad per Mapsus nieko čia artimiau nebus, tai tenka čia va. Ok, nemeluosiu. Tikrai netikėjau, kad ant tiek bus baisiai sunku mint. Nu, bet tik įdomiau, manau, tik įdomiau. Kuo sunkiau, to įdomiau. Bet čia tik dabar sakau. Kai kalną reikės kilti, aš verksiu. Jau, tai susiradom tokią vietą. Pasikrovėm biškį telefoną, nes visai su elektra blogai. Čia jų marmalas, nei kiek nevalgo. Tai dabar biškį, sakėm, bus dietos metas, kol nepradės valgyti, nes visai išpizdėjo. Be šlapio nieko nevalgo. Paims ir įspėjo. Žodžiu, bagažiukas visai puikiai veikia. Taip ir daiktus paliksim. Ant streamo padarysim biškį degustacijos. Pasiėmėm čia po eurą, kainavo kažkoks antis, bet čili. Ir čia mėsytė kažkokį karamizuoti. Nu, tai kiniečių tokią degustaciją mini padarysim. Čia dar bombs pakypo eurą. 5 pakį kainavo, tai šitą irgi padarysim degustuoti. Palapinę čia taip teko pririšti, nes labai bijau, kad pavogs, nes kažkaip manau, kad dabar dar patraukėlės, dar labiau norės vogti šitą. Aš žinoma išmokau čia jau, kad būtina įsitempt palapinę, nes kitaip čia Italijai drėgna. Ir taip viskas atrodo. Galas tuščias. Atelijos siena rašyta. Ir čia mano siena. Milijonieriai, karaliai. Būtų, aišku, labai smagu, kažkur Lietuvos vėliavą pasikabinti, tik tai, kad taip, apie tai pagalvojom jau kaip pradėjom važiuoti, nes negalvojom, kad mes važiuosim dviračiais. Ir tada iš čia Italijai tik tai sugalvojom važiuoti dviračiais. Taip bendrai sakant, tai žiauriai sunku. Žiauriai sunku mint, žiauriai sunku tilt visur, ypač čia, kai Italijai keliai visur pizdėts. Tai čia žiauriai blogai. Kosmos. Važiavom gal 15 km, pavargęs dar nebuvau taip žiauriai niekada. Net 8 km nuvažiavom. Ir labai morališkai sunku iš tikrųjų. Dviratį vos atrėmiau į sienelę. Tai ten sunkiai jau susinėjau, nes buvau pys, po to jau viską ten kokią 20 minučių užtrukau, kol atrėmiau dviratį, pastačiau, kad jis neredėtų, pakišau paratais miegmaišį. Ir po to 20 minučių ateina žmogus. Nestatyk, čia negalima, sulaužysit. O kas svarbiausia, 20 minučių visur žiūrėjo tas žmogus į Airidą. Į mus visą laiką žiūrėjo jisai ir tik tada jau pasakė, kada jau viską pasidėjom. Sako, čia nedėkit. Ir tokia užsakau Airidui, čia nedėkit. Sako, čia sulaužysit. Ir mes buvom, nu kaip sulaužysim. Iš viso, iš kitos parduotuvės kažkas atėjo. Mums, atsiprašant, sakyti ten... Na žodžiu, trumpai ir aiškiai tiesiog užsipisau ir... Jau nahu čia visur, į vieną pusę, jau ten į kitą pusę, kai jis mažai.
sunku morališkai, bet va dabar jau prasideda iššūkis. Va dabar jau skaitau čia iššūkis. Prieš tai sakiau čia kelionė, tiesiog kelionė. Dabar jau iššūkis. Taip, tai ką galvojam, dar su draugu čia pakomunikavom, sako, reikės tau susidėti bėgius. Žvaigždės, nežinau, ar pas mane dėsis, bet jaučiu teks ten yra kitoks kažkoks variantas bėgio, tai pasižiūrėsim, kaip ten tas. Tai reikės atsižvelgti viską, aišku, kiek čia kainuos, jeigu daug, tai teks kentėti. O ką dabar, mažai elektros turim, einam kokią valandžiukę streamą padarysim, kaip ir žadėjom. Ir manau, susitiksim jau rytoj ryte. Tikiuosi, niekas nieko nepavoks. Good morning. Ir atsikėlėm. Ir dabar pažiūrėsim, kiek laiko pakuojamės. Žodžiu, dar nebaigiam pakuotis. Bet, virš pusę valandas tai tikrai užtrunka. Pizdėši. Kušiakams į kurą žiūri visi. Virš pusę valandas užtrunka tikrai pakuotis. Labai daug laiko. Galvoju, blemų virš valandas netgi bus. Vakar 2 valandas pagavomės, bet aišku rušiavomės, kur kaip ką dėt. Dabar, kai žinom, biškai greičiau susidėlioja. Užčio, kaip ir susipakavom. Pradedam 9 ryto ir žiūrėsim, kiek pavyks numinti. Taip ir minsim, kiek jie turiu. Suksim dar į Dekatloną. Nusipirksim dujų balioną. Ir daugiau niekur nestos. Ai, dar atsigert vandens va. Ir viskas. Žodžiu, atvažiavom nuo tilto ir dabar man rodo tiesiai į tą gatvę važiuot. Nėra jokių nei takelio, jokio nieko. Tai nežinau, kaip čia mums gausis dabar. Ai, bet pasirinko ten kelią, tikriausiai kažkokį apsukimą pamatė. Čia esam tokiam žiauriai gražiam parkelį, tik tais visas parko grožis matosi iš viršaus. Bet gražu, čia taip ne. Čia tokiam pastate. Gyvena kaip mes. Čia spėjo fontaniukas kažkoks buvo. Vasarą gal pajungtas. Dabar jau tai tikrai lankysimės parkeliuose visą laiką. Sono tuoi? Važiavom į Dekatloną pažiūrėti dujų balionėlį. Čia tokia parduotuvė mažesnė už mažą Maksimą. Nieko čia nėra. Žodžiu, pizdėt. Picka kapoju. Kojų dienos dabar man rimtos čia tokias. Jau galėsiu laužyti kitiem kojas. Žodžiu, ciciukai nebuvo dar prie jūros. Varam prie jūros, pasiėsim, kaip reaguojas, paleisim juos. Aplemba, kaip čia dabar praveži. Aplemba. Žodžiu, biškį pakimaninsim, pabūsim su jais čia apačioj, jeigu pavyks nusileisti. Nedokį. Tai kad varam iš karto nusikaltimą jau darom. Ai, čia pagalvojom, čia paliksim, kad ten per smėlį nesivalkyti, nes mano pizdės čia bus tų. Ką, einam šikniukai, aš tau paduosiu, jaučiu užkabink išką.
Jerry, Bella. Uhu. Kiek laimės. Bella. O kas ten, Bella? Einam prie jūros? Ateisit prie jūros? Kiek laimės. Kadangi pizdukai ant tiek išpidėjo, nevalgome sauso, tai turi maišyti sausą su šlapiu. Ir tai, tikėtis ar valgyti. Na. Ateina. Yes? Yes? Pizdukai maradas nevalgys, net įspėjau. Princesiai netinka. Nu, mes naudojamės progą. Valgom kumpis, majonezas, batonas ir pomidoriukas. Va taip skaniai. Okay, apsipakavom. Dabar tai palei jūrą ir važiuosim. Kiek pavyks, tiek nuvažiuosim. Čia labai jau nesam nusistatę, nes dar nežinom, kokį tiksliai greičiau važiuojam. Nu, bet greičiau negu peškom. Aišku, tik tai daug dažniau sustojam. Tai va tas. Okay, žodžiu, problemation. Pasižiūrėjom į skalbyklas. Jeigu dabar važiuojam, tai gan ilgą kelią nebus skalbyklų. Tai galvojam dabar 12 valandų. Nu čia, jo, 12 valandų. Esam nuvažiavę 8 gal kilometrus. Mažai aišku, bet jei būsim, nes jau dabar neturiu ką apsirengti, jau dabar visas murzinas. Atiliai irgi. Ir galvojam, nuvarom į tą skalbyklą ten. Prateriosim dar 1,5 valandą, nu bet ką padarysim. Reikia skalbt rūbus. Tai dabar varom, pusę rūbų skalbsios, nes ten nesėdėsim. Nu žiūrėsim, pažiūrėsim kokią situaciją tenai. Tai varom dabar iki skalbyklos, čia netoli yra ir žiūrėsim kokia čia situation. What's the situation? Normaliai. Matei nudega, ar kas buvo? O ten man rodas raudonas spalva. Jo. Watermelon or sugar high. Watermelon or sugar high. Kaip daugiukai. O to raudono nereikia man? Raudono paimi? Šitą paimi. O raudono nereikia? Raudono imam. Coloratin tipo irgi, bet tai čia irgi color block. Color block, coloratin. O kas čia viršuinė minkštiklis? Jo, čia minkštiklis. Imam minkštiklis. O tai tas color block ne minkštiklis? Color block. Žodžiu, įmėm minkštiklį dar ir va tokį triuką šuo. Šitas popierinis duris, bet čia nesinori nieko laužti. Čia va su ranka realiai pasiekti man. Žodžiu, paskambinom numerių pagalbos. Sako, nieko negaliu padėti. Nu dabar išvykęs. Dabar išvykęs, žodžiu, žmogelis. Sako, pasimkit kitą. Nela. Nu, žodžiu, dabar 1,5 valandą, o čia ir kimarinsim. Ką daryt, bliam?
padaryti? Aš pamiršau džempą įsidėti skalbti. Aš ant šortukų sėdžiu. Kimanas. È tuo? Sì. Sta bello. Bela? Ką tai šikniai? Ką šiknyje būtų? Kaip kalėjime kokia mane. Padarysim taktiką, pasimsim dar vieną kitam kartui. Tas antras blinat užstrigom. Lem, kažkodėl viršutinę neduoda, nesuprantu kodėl. Dar vieną jums? Tai Aš noriu viršutinį paimti. Tai kad nepavyks. Sanačiu. Tiesiog ištaškysim eurus dabar. Kažkada kitą kartą panaudosiu. Ne. Oi, žiūrėk, dar vienas iškrito čia, ne? Aha. Vieną pirkom karą čia ir du iškrito. Bet vis tiek užstrigo. Ne, man čia toks popierinės duris nesinori. Gerai, taip prajudinai jau tikrai labai daug. Man kuo toliau, tai sunkiau jį pasiekti. Airidas nusprendė dar kartą parizikuoti, paimt. Gal netyčia. Nu jaučiu, žinokit, kad du duosiu iš karto, o trečias vėl turiu kažkokią nuojautą į. Tai jeigu tai bus, tai tada dabar gausim du už vieną kainą, bet vis tiek jau gausis, kad už visus sumokėjau. Antrai. Žiūrėk, visus tris. Bomba. Pliusė vienam. Biškį pasikraptėm. Nežinau, ką mes su jais darysim. Okei, turim. Ką mes su jais darysim? Nežinau. Šibys dabar baigė skalbtis. Ką matai, tai yra džiovyklės, sukasi 4. Ir visus vienas žmogus užėmė. Visos 4 vienas žmogus užėmė. Ir dabar, kai debiliukai, turim laukti. Na, dar pusvalandį užtruks. Nu, šuočiu. Čia, man rodo, šiandien daugiau ir nebenuvažiuosim. Pizdės, blema. Bet jei nebūtum nuvarę, tai iš vis dar kokią savaitę būtume murdzini vaikščiai. Tai zaibys čia sekas. Bet užtat neapvagė mum visą aparatas. Aparatą galiausiai gausiu, kad apvagė. Už 4 mokėjom, 5 gavom. Tai va. Niek žiūrėjau, nepizdins iš mūsų. Sakė, sugadino visą megztinį džempą naują. Magau šitas karmelį. Žodžiu. Jau 2 valandas čia sėdim. Čia su belakandžiamis. Ir pagaliau įsidėjom džiovin. Tai dabar dar pusę valandas lam. Jau 2. Po 2 jau. Žodžiu. Liuka 2 minutės čia. Ir galėsim jau varyt. Bent jau 10 kilų dar nuvažiuoti ir bus liuks. Vėliau vėl kelyje. Važiuojam, liko važiuoti valandžikė su pusę, žiūrėsim kaip čia bus. Dar užsukau į parduotuvę paimti vandens. Nes kadangi įsivlojom rūbus, tai galvoju išsimaudysim. Ir manau, galvoju dėsiu čia pas juos. Labai čia pilna plaukų, reikės iššukuot. Opa. Gerai, kad tas yra dalykas, kad krenta dviratis. Priekaba visai nieko. Reikia efektyvumų. Tas va, liuks. Dar su Atilija galvojam, šiandien streamą gal iššoksim į jūrą kokią. Kas streamų nežiūrit, labai daug praleidžia. Nu, iš tikrųjų ne, labai daug ko neveikiam, bet nesuprantama, mes keliaujam, pavargę nusikalę, pradedam daryti streamus, palapiniai.
Bet jo, vis kars nuo karsto sumastom, ką nors. O vakar degustaciją padarėm kiniečiušą. Tai būna visokių smagių dalykų. Ja, bet labai ačiū tiem, kurie ateinat palaikyti. Labai fain. Net negalvojau, kad Lietuvoje tiek fainų žmonių yra iš tikrųjų. Smagu. Gerai, baigiu. Šaudžiu, su šunim biškiu taip ten mažai jums vietos. Galvojam tokį variantą daryti. Nieko be jokių parašymų. Galėčiau vieną įtempt šniuriuką, bet dabar jie labai giliai įpakuoti. Čia norisi pagreičiau varyti. Tai taip, gal nenulėks. Blema, gal priseks iš tikrųjų baisu, kad nereikėtų daugiau vandens. Va, toks paprastutis variantas, nieko ypatingo. Mano visas dviratis toks. Na gerai, žodžiu, bandom šitą. Manau, vis tiek turėtų nuo to traukti tą. Gal nesušokinėsi šoną. Žiūrėjau, bandom. Tiek nelabai greit varam, tai čia neturėtų būti, manau, problemų. Tikiuosi. Sargiai. Tu nenuskynė. Čiau. Kas daras? Все, arrivata. Prie bičiuko gali įsimaudys. Dar viena problemėšė. Man reikės sėdėti vlogelį rytoj iš ryto. Ir niekaip elektros neturim. O čia tokia užkampė, kur nieks beveik nedirba. Yra dar, čia kaip tik važiavom ir prašinėjom to pačiu. Nelabai kas sutiko, tai dabar liko dar vienas paskutinis variantas, viešbutis, tai pabandysim, pažiūrėsim kaip bus. Blemas elektra labai čia mums blogai prastai. Ir neturim ką investuoti, norisi daugiau ant elektros, norisi kažkas daugiau, bet nežinau net ką. Ir nėra iš ko. Tai dėl to labai tik tai šutinai. Ai, smagu, smagu ant smėliuką, ne? Smagu. Fain. Bangas tokias rimtas. Einam rimtai prie vandens pažiūrėti, kaip jie reagos. Palauk, atsigerpa. Einam į vandenį. Į vandenį, į vandenį. Galvojau ir šoksi. Einam, einam, einam. Einam, ką čia? Ką čia myži? Ateik, Džeriuk. Ateik, Džeriukai tu. Ateik, mažas meškiukas. Ateik, ateik, nebijok. Nebijok, nebijok. Nu, nebijok. Būti italų, nes italai šūdų nerenka. Ne dėl to, kad galima nerinkti, o dėl to, kad italai vafliai. Lietuvoj griežtai šitas, tai va. Matilija kiekvieną dieną šūdą įlipa. Bet rimtai, ne. Vakar vėl buvo įlipus. Nu, šaudžiu. Vafliukai. Praeitais metais įlipau, tai pizdėts kaip susinervinu. Aš vėl šiandien, tik ryte atsikėliau, pasižiūrėjau. Ir šiandien dar įlipu. Nu, žodžiu. Žodžiu, dabar sumąstėm biškai anksčiau pradėti streamą negu įprastai. Žiūrėsim. Kai žiūrit vlogą ir neprisijungit, prisijungit streamus. Taip, paplepėsim. O jeigu čia jau žiūrit iki čia net pažiūrėt videką, tai labai jums ačiū. Nes labai malačiai esate. Smagu. Nežinau, kaip šitas vlogas gavosi, bet labai tokie buvom nedėmesingi vlogui pačiam, o šunims tai gali būti, kad taip labai išmėdėta, taip videkas bus. Kai kuriom vietom neaišku, ten peršokam. Nu, bet pabiškį tobulėjam. Pirma mūsų tokia kelionė rimtesnė, tai sunku, tikrai sunku. Jau kitose būsim rimčiau pasiruošę. Kita bus greičiausiai arba su
arba su valtim maža, arba su triračių pick-upu. Kas nežinau, kas čia per aparatas, tai va tokio. Jaučiu fainai būtų. Mes Atilija priekį ten susikamšė, galą ten paruošėm šuniukams kokią tokią uždarą, žinot, ten daiktai to pačiu tilptų. Nu, fainai jaučiu. Tik tai, kad autostradai negalima su ją važinėti, tai nežinau, kaip reikėtų daryti, nes jeigu stogį važiuot, norėtųsi per visą Europą važiuoti. Per visas Europos šalis. Smagu būtų, bet jaučiu nelabai pavyktų tai. Nu, pasižiūrėsim čia dar daug laiko. Tai ką, mes varom daryti streamą. Ir ką dar porą ištraukų įdėsiu iš to. Bet jeigu ne, tai ačiū jums visiems, kurie žiūrit. Paspauskit laiką, paspauskit subscribe. Ir susitiksim kitam vlogą. Kitas vlogas bus sekmadienį. Čiau, vyrai. Ačiū dar kartą, kad žiūrit ir palaikot.